Reiškia šitaip lagaminai, nunešam lagaminus 15-15, pirmyn atgal ir 4 kartai padai. Sveiki, gerbimieji žiūrovai, miesto svečiai, birštoniečiai, organizatoriai, galiūnai ir visi kiti, kas padėjo pravesti šitas varžybas. Taigi, jau 27 kartą Nemuno galiūnas vėl pas mus, vėl tą pačią dieną, Liepos 6 ir tą pačią valandą, 13 valandą. Jau 27 kartą vykdome šį turnyrą ir esame antri Lietuvoje pagal šių varžybų tęstinumą ir pirmi Lietuvoje pagal tęstinumą ir vykstančias varžybas, kadangi tie, kur mus aplenkia, jie jau nebevykdo varžybų ir turime puikią galimybę juos aplenkti. Na, o šiandien dalyvauja 8 stipriausi dalyviai iš Lietuvos bei iš kaimynės Latvijos. Tai kaip dažnai ir būna Birštone, tai yra pagrindinis idėjos generatorius, o mes prisidedam su organizaciniais klausimais. Tai džiugu, kad Birštone yra Vidas Blekaitis, kuris neša tą vėliavą, kuris yra idėjinis lyderis, o mes prisidedam visais kitais dalykais, kuriais reikia dėl organizacijos. Tai nuo iki, kom reikia, viskom ir prisidedame.
dalyvius kviečiame ruoštis pirmai rungčiai. Jau 27 kartą vykdome šitą turnyrą nuo 2000 metų. Taigi kviečiame, daug dalyvių nekviečiame, tiesiog tai yra tokie vardiniai kvietimai tarp 8 ir 10. Šiandien dalyvavo 8 dalyviai, stiprus iš tikrųjų susirinko, vieni stipriausių Latvių, na ir lietuviai stiprus. Vykdome kaip visada 5 rungtis. Rungtys buvo sunkios, alinančios, bet viskas gerai ir žiūrovam patiko, ir manau dalyviam patiko. Ir tikrai važiavo išsikrovę, aišku, gaila dėl kai kurių tokių niuansų, dėl porą dalyvių traumavosi, bet tai tikėsimės greit pasveiks ir neišmuš jų iš rikiuotės. Na ir ką, ir toliau jau 27 turnyrai mūsų pravesti, kitais metais irgi pradėsim ruoštis, kad viskas vyktų gerai, sklandžiai. Ir darysim toliau varžybas, į priekį kviesime ir dar iš kitų šalių, platesnės auditorijos galiūnus. Lenkus planavome kviesti, bet paskutiniu metu Lenkas traumavosi, nepavyko jam kviesti, o kitą jau pakviesti Lenką ar užsienietį, kitą jau nebebuvo laiko. Bet kitais metais bent iš kokių 5 šalių pakviesime sportininkus. Jie mielai čia atvažiuos, kadangi jau dauguma nekartą buvę. Apie mus geri atsiliepimai, todėl tikiuosi, kad noriai atvažiuos. Vienas yra Apolonas. Apolonas šis. Esu Vytenis Pauža, jau kartų nebesuskaičiuosiu. Tradicinėmis tapo šios varžybos. Kiekvienais metais paklausiu Vido, ar darys, pasako darys, tai ir atvažiuoju. Koks 5-6 gal kartas. Pirmi kartai sunkiau buvo, dabar paskutiniai keli kartai ant podiumo pavyksta užlipti. Kol kas dar nepavyko laimėti, tai gal pavyks šiais metais laimėti, pažiūrėsim. Tempas nedidelis, bet per daug. Dar nepraėjo nei pusė laiko. 3 yra. Na, galbūt. Na, kol kas pradžia nelengva. Bet Modestas įsibėgėja. Modest. Dar. Modest. Palaikom, jauną galiūną, Davai, Modest. Dar, Modest. Viskas gerai. Ir yra. Šaulus laiką. Pirma rungtis buvo sunki, bet gavosi gana neblogai. Vytenis atsirado mano gyvenime ir įkišo čia. Pats neplanavau. Kol kas džiaugiuosi rezultatais. 2 kartai yra. Na, Modestai, vers, tu vertas pervesti padangą. Vienas kartas yra. Reikia kai minimum 3 kartus perversti. Nesupykčiau, jeigu ir visus 4 perversti. Bet labai tau skubėti nėra, ko dar labai jaunas. Kaip sakoma, greitai įsibėgėsi, greitai sustosi, bet antrą kartą perversi. 2 kartai yra, dar liko 25 sekundės. Modestai, dar kartą reikia. Jau vers. Jau, paskutinės jėgas atiduok, bet šitą kartą turiu perversti. Gali dar truputį. Vers. Labadiena, aš esu Vaida, atvykusi iš Alytaus į šitas galiūnų varžybas. Pirmą kartą, oras puikus, vedėjas Vidmantas Blekaitis labai puikiai veda, žmonių pilna, nuotaika gera, smagu žiūrėti. Verčiausias laimėjimui tikriausiai Skikas iš Pakruojo. Būtų malonu, kad jis laimėtų.
Nu, bando. Kiekvienas metas vis ant prizinės vietos užliep, su draug savo Vytenį pauž. Mes čia esam, kaip sakant, aš jeigu bus prieš paskutinis su Vytenis, paskutinis tai bus labai gerai. Svarbi mane aplenks ir viskas. O šitos varžybos kaip visą laiką smagios. Vienas iš geriausių nepaminėjęs, kad nesupyktų organizatoriai, bet patenkit. Geros rungtynės, sunkios baisiai. Gražios mauta aplenk. Aš ten lygiai paliečiau kryžių, gal tau ir pasiseks. Taip. Kryžius irgi yra. Ir lenktinukas. Įdomu. Dabar lenktinukas, viskas labai. Nieko nereikia. Ir be klaidų. Aišku, reikia, aš Judas Stankevičius, iš Marijampolės. Man patinka, aš važiuoju ir kur vyksta daug maž, kas aplink Marijampolę važiuoju žiūrėti, nes Marijampolėje turim stiprių, tai kad jau dabar susiskaldžius tą federaciją, tai žinau, nežinai, kurias varžybas važiuoju, nu atvažiavau, pažiūrėsiu, kas čia, kokio lygio, čia tie vyrai. Tai va tokios mano pradžia, ką žinau, nebloga. Iki galo pasitikslinsim po laiką. Na, kol kas rezultatas kuk. Gerai, suorganizuota, leidžia gamta mutulį šiandien pasidžiaugti, ne karšta ir nešlapia. Būt gerai, kad visi be traumų pabaigtų. Levinskis lyderis šioje rungtyje. Va, vienas kartas yra. Du kartai yra. Nu, čia tai bus. Trys kartai yra. Keturi yra. Kol kas užtikrintai geriausias rezultatas, bet kol nepasirodė Vytenis Paužas Širvintos. Labą dieną, atvykome iš Kauno. Jau dalyvaujam antrus metus jau iš eilės čia. Anais metais labai matėme labai geras varžybas, kurios buvo taškas į tašką laimėjo Saulius Kikas. Šiemet, kaip matau, pagal metų visas varžybas, visas įvykusias, tai sakyčiau, Saulius Kikas turėtų būti galbūt arti pirmos vietos, bet yra Marius Krėvelis Latvijas bei Donatas Moskalaitis. Tai dar dėčiau, kad Donatas Moskalaitis ir labai rimtą iššūkį turėtų mesti. Na, pilna yra jėgų, oras geras, nelyja, saulė nekepina, pats tas varžybų noras. O kaip pačios varžybos? Kaip jums? Praeitais metais buvau prieš tai varžybos ir atvažiavau tiesiai iš varžybų. Iš šitas tai buvo labai sunku. Šįmet pailsėjęs, pasiruošęs, bus matyti toliau. Tai vienu žodžiu, gal net ir prizininkas gali. Gali būti tos. Jis taptų šios rungties lyderiu. Priejau šiemet ypač padaręs didelę pažangą. Pervytais metais berods užėmė 7. vietą. Nemuno Galiūno varžybose, o šiemet taiko į aukštesnę gerokai. 2 kartai yra, na, reikia 4 kartų. 2 kartai. Taip, 3 kartai yra ir ai, sako, užteks. Donatas Moskalaitis tampa bendra lyderiu su Modestu Masian. Donatas ir Modestas šios rungties, trečiosios rungties lyderiai. Esu Karolis Aleksandravičius, atvažiavau tiesiog palaikyti Galiūnų, stebėti viską iš šono ir pasimėgauti reginiu. Ir kaip reginys, kaip galvojate? Įvyko, pavyko? Šitos varžybos kiekvienais metais, kaip čia pasakyti, lengvos, linksmos, Galiūnam turbūt daugiau, mažesnė įtampa, tokio daugiau atsipalaidavimo, bet konkurencija vis dar yra. Ir
ramina iki galo, dabar reikia tik tai 4 kartukus praversti padangą. Tai iš tikrųjų tą padangą ir aš gerai vardydavau, kai tik geroje sportinėje formoje būdavau. Čia visas sunkumas prasidėjo antroje kėlimo pusėje, va čia. Va! Vienas yra, laiko dar 45 sekundės. Gintaras jau didelį darbą padarė, nes aš galvoju, jūs gal tik tai pusė dalyvių apvers tą padangą. Palaikom žiūrovai, nes čia tikrai yra ką veikti. Tai yra sunkiausia padanga Lietuvoje, kuri yra vardoma per galiūnų varžybas ir ji yra tik tai Birštone. 15 sekundžių liko, 2 kartai yra. Ir dėja. Esu Gintar Šaulys iš Telšių, iš Žemaitėjais. Tolim kelionį visai čia šitą reikėjo atvažiuoti. Pirmsyk dalyvauju, bet esu girdėjęs apie tas varžybas, tai labai fainis varžybas. Tai jeigu kiek metų gaus kvietėm ir dalyvaus dar kartą. Pavargau šiaip iš tikrųjų, jeigu būtų dabar davėn rungcel, bebūtų kokiek 50% jėgų, tai visko atidaviau, ko galėjau ir viskas. Rezultatas tikrai bus. Kol kas labai aktyviai, labai neblogai. Na, iš tikrųjų dar labai sunku pasakyti, čia gerai neblogai, nes tik tai pirmasis dalyvis traukia. Finišas yra. Ir laiko plačiau. Čia nei Maksimo, nei Norfui tikrai šito dalyko nenusipirksite, o jei nusipirksite, tai labai bus prastas ir netikras. Esu Laima, gimus augus Birštone, gyvenu Prienuose. Kiekvienais metais atvykstam kaip žiūrovai į šitą galiūnų šventę. Ir sudalyvavau. Jei nedalyvauti, tikės ir laimėti. Kol kas beveik pusė distancijos yra. Belė kiek laikas eina, čia jo reikalas. Pasimatuosi maksimalius pagaminus, gali ir nebaigti. Kol kas sunkokai matosi, kad pavargęs. Matai iki galo! 40 sekundžių praėjo, laiko dar sočiai. Laiko dar sočiai ir
Bet jau rungties nepabaigs iki galo, bet reikia kuo daugiau atlikti užduoties, dar truputį, dar ne. Dar reikia, dar truputį reikia. Dar truputį. Jau yra, prieškai atrodo šiose varžybose, per viduriuką maždaug, ir tipų, mažai žingsneliais, užtikrintai juda į finišą, pirma pusė yra. Let's go, kolega sako. Tikrai matosi, kad naujokas šioje padangoje, šiam netaipas. Valentinas Klevilskis, pirmas etapas atliktas greitai. Paškelį. Lengvai nešama. Yra. Šimtų 30 kryžius. Dar truputį. Čia labai įdomu. Vyksta atkakli kova. Dabar aš jums pademonstruosiu, ką reikia daryti su šito Uzbekas LT produktų 22 litrų kazanų. Uzbekiškas kazanas. Čia yra ir mūsų rėmėjas, kaltininkas šito kazano, Donatą, noriu pakviesti į vertingas daiktas, aš beje irgi tokį laimėjau. O dabar kviečiame, pirmiausia, susipažinkime su mūsų galiūnais, žiūrovais. Marius. Dominikas ir Matas, Julius ir Marius. Talpa 22 litrai. Na tikrai čia sočiai pavalgytų ne vienas ir ne 5 galiūnai. Bandysite daugiau, jo. Armandas laiko kol kas neblogai. O, dėja. Kažkas atsitiko. Ties rankas. Tiesios rankos. Ir 53. Ir leidžiasi jau rankos. Viskas. jau laikas. Minutė viena. Minutė viena ir 63 šimtosios. Geriausias rezultatas. Nugalėtoja Dominika, 1 minutė 16. 1 minutė 163. Štai čia. Esu Dominikas, atvykau iš Kauno, šiaip užsiimu kultūrizmu, čia visai ne mano sritis tokia. Ir ką, šiaip įdomu pasidarė, mačiau per televiziją laidą, tai pagalvojau, čia atvažiuosiu irgi pasižiūrėsiu. Ir to pasiūlė dalyvauti, pagalvojau, gal prizą pasiimsiu dar dovanų kokį, tai iš viso puikiai ir išėjo. Maris Krievelis, labai greitas tempas. 125, 250 kg abiejose rankose neša šis vyras. Taip, ir padanga, 4 kartai. Dabar jau čia labai įdomu, jau čia aštrėja kova tarp Skiko ir Krievelio. Dabar pažiūrėsime laiką. 35 sekundės. 40 sekundžių. Na, norisi, aišku, kad lietuvaitis jį aplenktų, bet palaikom ir svečius iš mandagumo. Veikiant galiūnų toks džentelmeniškas sportas. Žiūrovai turi nešpilpti, nekeiksnuoti, o palaikyti visus galiūnus, nes visi stengiasi, visi kovoja, visi treniruojasi ir visi nori parodyti jums kuo gražesnius rezultatus. Ir paskutinis kartas žiūrėsime, ar pavyks pagerinti Sauliaus Skiko rezultatą. Taip, finišas yra.
Ir mūsų žiūrovų džiaugsmui šios rungties nugalėtojų tapo pakruojietis Saulius Skikas, Maris Krėvinis po antrą vietą. Sveikinimai. O tos Galiūnai pirmenybę teiksime šešiems stipriausiems Nemuno Su gera nuotaika suka, tai tikrai čia. Galiūno dalyviams. Dirbam. Jūs visą matote, noriu dar papasakoti, ką dalyviai Galiūnai atliks paskutinėje rungtyje. Yra tais, ar ne? Gerai, paleidžiat, ir dabar į kitą pusę atgal. Vieną turi. 4, ar ne, padarė. Kvėpuojam, nepamirškit kvėpuoti. Atgal. Jūs į tą pačią. Ta pačia? Atgal. Dabar pažiūrėsim, kaip čia sekasi moterim. Tiek iškelti mes laikom priešais. Pažiūrėsime, kaip čia sekasi moterim. Ir prizas. Ačiū Jums už gražias akimirkas. Birštų mineralinių vandenį. Gerai, sėkmės. Sveikinimai tau dar kartą. Atvažiuokim Ačiū. Jo, atvažiuosim visai. Smagu labai būna parungtyniauti.
Bet reikia laimėti šią rungtynę. Maris Krėmeris stiprus. Sauliau laikom, reikia tau. Sauliau! Bet jeigu tu praloši Mariui, dar tau reikia saugoti iki galo. Gerai, labai gerai. Laikom, Sauliau. Labai. Kol kas labai neblogai. Gerai. Tada. Dar turi kentėti. Tada biškį, Sauliau. Jau Saulius antroje vietoje. Sauliau. Dar. 31-62. Giedrius Gustas ir šių varžybų teisėjas bei vienas iš Nemuno Galiūno steigėjų Stanislovas Martinaitis. Matas Jarusavičius, 8 vieta. 7 vieta. Vytenis Pauža. Vytenis stiprus, ištvermingas žmogus, greitai atsistatys. Vytenis Pauža. 6 vieta. Telšiai, Gintaras Šiaulys. 15 taškų. Taip, Gintarai, čia tau pareigos ar pavardė? Gerai. Toliau. 5 vieta. 19 taškų, 4 taškais aplenkęs Gintarą Šaulį. Braliukas iš Latvijos, Valentinas Klevinskis. Ir čia toksai nelaimėlis, šiandien 4 vietos laimėtojas. Na, bet sakyčiau, labai reikia pagirti už kovą dėl prizinės vietos. Jaunas amžius ir tikrai, kad neužrėstų nosies ateityje. Ir kad kovotų dėl prizinių vietų ir dėl nugalėtų titulų, tai yra Modestas Masen Širvintos, 23,5 taškų. Dalyvauti su Valentinu. Tikrai stiprus varžovas buvo, o dabar aplenkia. 4 vieta Modestas Masen. Na, o dabar, ką nors garsiau, ką nors iškilmingiau jau mūsų dabar jau prizininkų pakyla. Ką nors tokio triukšmingesnio, šventiškesnio, kad atitiktų nugalėtojų dvasią. Nemuno Galiūnas 2006 iškovojo Donatas Maskulaitis Jurbarkas. Donatas Maskulaitis. 3 vieta. Ne visai sveikas, kiek pažeista koja, bet koja ne galva ir ne širdis, tai viskas gerai. Vyko rytas bus sveikas. Svarbiausia, kad yra prizinės pakilos. 2 vieta. Kaip jūs galvojate, 2 vieta kas? Latvija! Latvija, Maris Krėmeris! Maris Krėmeris praeitais metais Nemuno Galiūne iškovojo aukščiausią 1 vietą. Šiemet nukrito per vieną laitelį, tada visada stipriausia. Nei vienas nėra pakilęs ir nei vienas tas, kuris pakilęs, nėra kritęs. Taigi, Maris Krėmeris 2 vieta. O dabar nugalėtojas. Kas, Saulius? Šių varžybų nugalėtoju tapo Galiūnas iš Pakruojo. Ne pirmą kartą tampantis čempionu Saulius Stikas. My friend.
2026-27 turnyras paskelbtas uždarytų. Jo galim tada visi palimtis no rain, no rain. Prognozavo ant prizinės užlipti, nes kaip jau tradicijai į šitas varžybas atvažiuoti su savo nuolatiniais konkurentais. Ir, kaip sakant, nuo rungčių labai priklauso, kas kelintų vietų užims. Aišku, šiandien atsitiko dvi nelaimės, du sportininkai, kurie konkuravo dėl prizinių vietų, gavo traumas. Ir, kaip pasakyti, padėjo man iškovoti tą pirmą vietą, kuris sunkiausia kilimas į viršų, nes reikalavo labai daug sprogstamos jėgos, o kitos, kaip sakant, kentėti galim. Aišku, skaudėjau rankas kojas, bet, jeigu skaud reiškia, atidavė 110% šitos varžybas, kad iškovot šitų taurį. Neišvirsit, kiek čia telpa į jį. Taigi, Ačiū labai. Kazanai, čia yra jūsų prizininkų. Ačiū.